kovojama siekiant tiesos, teisingumo, laisvės. Manytumėme, kad iš tikrųjų, nors ir negausus būrys mūsų Šilalės rajonų kitų tautų žmonių, bet iš tikrųjų turbūt neatsiras nei vienas, kuris galėtų pasakyti, kad Šilalės žmonių, žemaičių, kitų tautų žmonės apsigyvenę mūsų rajone būtų skriaudžiami. Kalbės svečias iš Klaipėdos miesto Cirilis Norkus, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas. Prašau. Gerbiami Šilalės žmonės, mes turim vieną tėvynę – Lietuvą. Ir kom toliau būni nuo tos Lietuvos, tuo aštriau jauti jausmą tėvynės, tuo aštriau jauti ilgesį tai tėvyniai. Ir man šiandien labai skaudu, kad kariškiai taip elgiasi mūsų taikios Lietuvos žemėje. Tuo labiau, kad aš pats buvęs kariškis. Ir pažiūrėkim dabar iš teisinės pusės. Ar jie turi tą daryti teisę, ar neturi? Mes žinom, kad pravežti didelio gabarito techniką, nei niekom kitom. Ačiū. Kalbės Juozas Mačiukaitis, Lietuvos socialdemokratų partijos narys. Gerbiami Šilalės rajono gyventojai, nenorėčiau tokią gražią dieną gadinti jums nuotaikos, bet vis dėlto reikia priminti šitą dalyką. Jūs turbūt žinot visi, kad praeitų metų balandžio 9 dieną uniformuoti generolo Radionovo banditai užmušė 20 žmonių Tbilisyje, dar daugiau sužalojo, apnuodijo dujom. Siūlau žuvusių atminimą pagerbti tylos minutę. Ačiū labai. Prieš mane kalbėjęs atsargos karininkas Norkus puikiai pasakė, kad mes turim parodyti savimą. Prašom, prieš akciją Tbilisyje turbūt visi puikiai žinot, kad buvo nuginkluota milicija. Bet milicininkai net plikom rankom gynė vargšus civilius gyventojus nuo sužvėrėjusių desantininkų. Na ir šiandien turbūt visi žinot, atsimenat, kad buvo paskelbta šautuvų surinkimo akcija. Taip, nusiginklavimą ponas Gorbačiovas pradeda nuo mūsų, savo šalies gyventojų. Nu dabar mes nebesam jau jo šalies gyventojai, visi svetim šalį praktiškai. Gal dėl to ir įvedė čia pusiau tokią karinę padėtį. Tai va, ir vien dėl to, kad paskelbta tai rinkimai į Lietuvos parlamentą, kuris paskelbė nepriklausomybę. Kokio referendumo jums daugiau bereikia, ponai iš Maskvos? Tiek. Ačiū už dėmesį. Ačiū gerbiamam daktarui. Norėčiau pratęsti mintį, iš tikrųjų mūsų jėga vienybėje. Deja, mums turbūt labai jos ir trūksta. Turbūt visi spaudoje skaitėte, žinote, kad mūsų parlamentas, aukščiausioji taryba, sustabdė karinių komisariatų veiklą visoje Respublikoje. Deja, ir šiandien kariniai komisariatai pasitelkė į pagalbą tos kaip ir 40 metais talkininkus, apylinkės kai kurios darbuotojus, tebesiuntinėja mūsų jaunoliam šaukimus. Manytumėme, kad neturi jokio juridinio pagrindo ir kiekvienas jaunolis, jeigu jis apsisprendė neiti į tarybinę armiją, absoliučiai gali nereaguoti į šitą karinio komisariato šaukimą. Ir norėtųsi tikėti, kad apylinkių atsakingi darbuotojai atsisakys tarnauti okupacinės valdžios žmonėms. Kalbės
Kęstutis Balčiūnas, Lietuvos tremtinių sąjungos Šilalės rajono skyriaus pirmininkas. Nepriklausomybės atkūrimo akto paskelbimo dienos, o juodosios jėgos jau stengiasi užgniaužti ją. Kartojosi 1918 metai. Lietuvos nepriklausomybė tada stengiasi užgniaužti bermontininkai, įsitvirtinę Šiaurės Lietuvoje, lūsantis iš rytų bolševikai, o vėliau ir lenkai. Sulaikant bolševikus krito mūsų pirmosios aukos, tai kareivis Povilas Lukšys ir karininkas Juozapavičius. Sermėgomis apsivilkę mūsų jauni vyrai iš kaimų ir miestų, apsevę su paprastomis medinėmis kurlumpėmis, ėjo ginti Lietuvos. Savanoriai, jie savanoriai nepriklausomybę ant delno. Aišku, spaudimų bus, yra ir bus. Stiprus centras nenori išsižadėti skanaus kąsnio, taip yra mūsų žemės. Vis bando, o gal pavyks suskaldyti mus, supjudyti mus vienas prieš kitą, kaip darė iki šiol, vadovaudomiesi principus skaldyk ir valdyk. Taigi, būkime vieningi, palikime savo menkus kivirčus vardan vienybės, kelkime visiems, kad mes einame į visišką laisvę ir pritarėme mūsų pačių išrinktiems parlamentarams jų darbuose dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. Šiuo Lietuvai sunkiu metu savo darbų įrodykime, kad mes verti Lietuvos laisvės. Įrodykime, kad mūsų tauta verta laisvės, o laisvę pasieksim, tuo tikėkim. Niekas nepavargs tautos, kuri pasiryžusi aukoti viską laisvės vardan. Mes esame pirmieji, kurie sujudinam imperijos pamatus, o pirmiesiems visada yra sunkiau. Bet ne paskutiniai, mumis paseks ir kiti. Mūsų mitingas eina į pabaigą. Kalbės dar svečias iš Klaipėdos miesto, Dionizas Varkalis, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo narys, Klaipėdos miesto naujai išrinktos tarybos narys. Prašau, gerbiamas Dionizas. Sveikinu, brangus žemaičiai, aš pats žemaitis iš Telšių. Ir man šiandien labai skaudu, kada aš girdžiu, kad Telšiuose ir pas jūs kūrėsi KPSS. Tai yra tautos išdavikų grupuotės, kurios niekados Žemaitijoje nebuvo prigiję. Po karą jūs visi puikiai prisimenate. Miškuose žuvo 25 000 Lietuvos jaunolių, kurie savo krauju pasirašė už Lietuvos nepriklausomybę. Jie pasirašė mirdami ir aukodami savo gyvybę, bet niekados nepasidavė priešui. Šiandien man labai skaudu, kad šitoje aikštėje aš nematau daug jaunimo. Čia turėtų būti kaip tik tai jaunimas. Šiandien atgimstanti Lietuva. Ką mes darysime, jeigu mes dar neturime jaunimo? Gal dar pas jūs ir komjaunimas tebeveikia, nežinau, dėja nepaklausiau, bet reikėtų jį išgyvendinti. Tai ir yra tas rovė, kuri papildo komunistų partiją. Dėja, šita partija ateityje Lietuvoje neturės šaknų. Jinai vykdė tautos genocidą, jinai ėjo prieš tautą, jinai ėjo su okupantais. Šiandieną jiems reikėtų atgailauti. Dėja, kol kas aš negirdėjau šitos atgailos. Bet mes nereikalaujam keršto, mes nereikalaujam. Šiandien mes turime kaip visada būti vieningi, mes nepamirškime ir tų žmonių. Aš esu komisijos stalinizmo nusikaltimams tirti Mažojoje Lietuvoje. Tai buvo įvykdytas tikras genocidas, tai buvo išžudyta visa lietuvių viena gentis, prūsų lietuviai yra išnaikinti praktiškai. Šiandien mes tyrime šitos baisius nusikaltimus ir mes matome, kiek buvo Lietuvių šitų kančių ir patyčių, jie tapdavo jų įrankių tautos judomis ir šiandien mes turime Lietuvoje 10 000 ir mes žinome, kiek jų yra daug, bet tai aš nekaltinu juos, kiti neiškentė šitą padarė ir mes žinome, kad Lietuvos partizanai, kiek man teko susidurti, aš irgi susurištas su Lietuvos partizaniniu judėjimu. Tai ten irgi praktiškai visi yra išduoti. Reiškia, judų buvo visais laikais. Bet buvo ir gerų žmonių, kurie saugojo jūsų šitas kraštelis, Šilalės rajonas, tai malonu tom,
kad jis ilgiausiai išsilaikė čia partizanai. Kiek man žinoma, net 58 metais paskutinis partizanas žuvo Šilalės rajone, tai Oželis. Garbė jums šito žemės žmonėms, kad pas jūs mažiausiai buvo išdavikų ir galėjome kovoti kartu prieš šitą baisų priešą. Ir šiandien mes suprantame, kad jeigu ne Lietuvos partizanai, kiek čia būtų prigužėję kitataučių, tokių kaip prigužėjai į Latviją, Estiją, kurie eina prieš šitas tautas. Aš nekalbu apie tos žmonės, kurie eina su mumis. Garbė jiems, tiem žmonėms, kurie supranta, ko mes siekime ir ko mes ieškome. Šiandien mūsų yra tikslas išsaugoti Lietuvos nepriklausomybę. Mūsų mitingas artėja visai prie pabaigos. Mes turime paruošę kreipimąsi SSR prezidentui Mikhailui Gorbačiovui. Norėtumėme perskaityti ir jeigu jūs, gerbiami Šilalės žmonės, šio mitingo dalyviai, pritartumėte, mes jį pasiųstumėme. Kreipimąsi perskaitys Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Šilalės tarybos narė mokytoja Zita Lazdauskienė. Kreipimasis į Tarybos sąjungos prezidentą Gorbačiovą. 1990 metais, kovo 11, Lietuvos aukščiausioji taryba paskelbė, kad Lietuvos Respublika yra nepriklausoma valstybė, o visi Lietuvos piliečiai yra lygūs. Lietuvos aukščiausiąją tarybą demokratiškai rinkome mes, Lietuvos žmonės, todėl ir visiems jos priimtiems nutarimams pritarėme. Mes norime gyventi laisvi ir nepriklausomi. Mes, Šilalės rajono žmonės, džiaugiamės ir pritarėme kovo 11 dienos aukščiausiosios tarybos priimtiems nutarimams. O Maskvos vykdomas psichologinis karas mus piktina ir dar kartą įrodo, kad Sovietų sąjungos skelbiama demokratija yra tik žodžių žaismas, o visi darbai parodo, kad imperija tebėra tautų kalėjimas. Mes, Šilalės rajono žmonės, nenorime gyventi tame sovietų kalėjime. Šiandien aiškiai ir garsiai tariame Lietuvai, visam pasauliui. Mes ginsime Lietuvos nepriklausomybę. Mes pasitikime Lietuvos aukščiausiąją tarybą. Lietuvos nepriklausomybę pirmiausia turi pripažinti Sovietų sąjunga. Tik derybų keliu spręsti visus klausimus, šiandien iškylančius tarp Lietuvos ir Sovietų sąjungos. Laisvi ir laimingi mes būsime tik nepriklausomoje Lietuvoje. Ar pritarėte, mėlieji? Prašytumėm, kas pritarė šiam kreipimąsi, galbūt senoviškai atrodys pakelti rankas. Ačiū labai. Gal kas nepritarė? Ačiū. Mėly Šilalės žmonės, gerbiami svečiai, šio mitingo dalyviai. Mūsų mitingas baigėsi. Dėkojame visiems žmonėms susirinkusiems į šį mitingą palaikyti mūsų vyriausybę, palaikyti mūsų siekius, nepriklausomos Lietuvos siekius, laisvės siekius. Prisiminkime praėjusių metų rugpjūčio mėnesį, kada Šilalės autobusų virtinė pajudėjo link Baltijos kelio, kada visos trys valstybės, trys Baltijos sesės, susikibusios rankomis, parodė savo vienybę ir toje grandinėje buvo ir mūsų Šilalės žemaičiai, 1500 žmonių. Parodykime šiandien tą simbolinę vienybę, susikibę